mes darysime, kursime improvizaciją. Mes dabar improvizuosime. Taigi dabar išsirinkite, kuris iš jūsų bus ponas. Maiklas. Ponas, ta prasme, valdžia, karalius ponas. Gerai, ponai, pakelkite rankas. Gerai, kurie iš jūsų dabar bus vergai, tarnautojai, paprasti mirtingieji, kurie paklūsta ponams. Tai va, užduotis, klausime užduoties. Taigi, ponas turi užduoti savo tarnui užduotį. Ne? Tarnas turi besąlygiškai paklusti ponui, tačiau išsisukti nuo užduotos užduoties. Kai yra improvizacija, jūs neturite nieko. Čia yra tuštuma. Ir kai ateina du žmonės, yra vienas toks labai improvizacinis terminas. Reikia duoti ir reikia imti. Jeigu vienas žmogus duoda kažką, tai žiūrėkit, jūs jau turite kažkokią pradžią. Bet yra kitas žmogus, kuris gali to nepriimti. Jeigu jis nepriima, nieko neturite. Jeigu vienas žmogus, yra visą laiką svarbu du asmenys, kuris duoda ir kuris ima. Tai va, jeigu duoda, paima, turi. Jeigu vėl duoda tas pats asmuo, priima, vėl turi. Gali duoti tik tas pats asmuo, bet jeigu priims, jūs turėsit. Gali duoti vienas, po to gali duoti kitas. Gali duoti vienas, gali duoti kitas. Svarbu yra duoti, bet tiek pas svarbu yra jį priimti. Ir 5, 4, 3, 2, 1, važiuojam! Malonu tave matyti ant Ramunės. Dabar tu siūlai, ką mes eisim. Nuskrendam, vat, į pievas. Davai! Nuskrendam. Šitą reikia. Rėlė, labas ir vėl. Noriu sutikti parduotuvėje. Eikime ir pažvejokime. Ne. Labas, žvaigždutė. Noriu matyti pasaulyje, pasaulį. Einam pagąsdint vaiduokliu. Labas kebabė. Labas, malonu tave matyti kepykloj. Gal... Sukepam. Dabar žiūrėkit, čia tas, kaip buvo ponas ir vergas, jūs turėjot duoti ir imti. Tai čia yra toks paprastesnis šiek tiek variantas. Jums paduoda, kas aš esu. Aš iškart yra agurkas. Man paduoda, kad aš esu ten linoleumas, aš ir linoleumas. Davai veikiam tą ir tą. Ir davai veikiam tą ir tą. Ir paveikiam. Ir yra improvizacijos esmė. Nu, vat, kontaktuoti vienas su kitu ir imti. Ir pripažinti. Ir taip, suprantat, gelbstit vienas kitą. Ir taip tada atsitinka. Vat, tas improvizacinis kažkoks tai gražumas stebuklas. Šiaip improvizuoti nėra labai lengva. Ir mums atrodo, kad visiems atrodo, kad tam reikia labai daug praktikos. Nes, nu, žinomės, pavyzdžiui, pagau kampą ir visą kitą, tai, nu, ten tikrai žmonės tikrai daug įdėja darbo, bet kai pažaisti, tai yra labai gerai ir smagu. Tai ačiū labai. Dabar turite visą šią savo istoriją suvaidinti per minutę ir 7 sekundės. Labai chronometrą galiu pajungti. Taip. Bet stenkitės viską kartoti, kas buvo. Pagrindinius dalykus. Gerai? Garpus greičiau. Bet jo. Chronometro pradžia. Labas. Kaip sekasi? Blogai, matau. Man irgi
Kad būnam biški. Kuo užsiemi gyvenime? Guliu karste, šalta, nežinau. Aš irgi guliu, o šiaip kokia tavo profesija buvo? Biškiau knygesinau. Pomidorus pardavinėjau. Tai gal išsigelbėjom kaip nors iš čia, žinai. Bandom. Ką siūlai? Taigi tu knygesis, tai ką siūlai? Tu pomidorus pardavinėjai. Gerai, gal. Prisivagiau pomidorų. Imam porą. Ką darom? Mėtom į kastą. Tai gerai. 20 sekundžių. Bet gal spjaudam. Pabandom, Nu, žinai. Vienas, taip. 2, 3, 4. Nu, viskas, 7. Dabar vėl tą patį, tai dabar jau per kiek laiko bus? Pusę minutės. tą patį. Paminėkit visus svarbiausius dalykus, kurie buvo. Ir greitai. Ir... Labas, tai būnam čia, ne? Būnam. Po užsienio gyvenime. Ugniagesiu buvau, dabar guliu karste. Tai padėk išsigelbėt. Tai gal sakau, gal spjaunam? Spjaunam. Vis tiek. Aš prisivagiu pomidorų, žinau, galim padėti pomidorus. Man. 10 sekundžių. Ai, gal vis tik spjaunam. 15 dar. Važiuoja. Labuka, būnam, ane? Būnam. Ko užsiemi? Guliu karste, gerai gal spjaunam. Dar viskas. Dabar per 7 sekundės. 5, 4, 3, 2, 1, važiuoju. Labas, turiu pomidorą. Turiu. Metam. Girdėjau, tu puikiai slintis, gal spjaunam geriau. Dabar per 3 sekundės. Mes paskaičiuosim. 5, 4, 3, 2, 1, važiuoju. Spjaunam. Per 1,5 sekundės. 2, 3. Metam. Per sekundę. 5, 4, 3, 2, 1, važiuoju. Oi. Aš 2 karus nukariavau. Aš vaikų čia laukiu, va ten priekyje vietos. Neužleisi veteranai vietos. Neužleisi, žinokit. Aš gi kovoju už tavo gyvenimą, kad tavo vaikučiai gimtų sveiki. Mano gyvenimą. Už mano gyvenimą. Jo, šitai šitais ūkais už mano gyvenimą. Eik šalin nacijų projektus. Vos iš čia. Kas neatsistos? Kas neatsistos, tas blondinė kvaila. Kas neatsistos, O kodėl be kėdės, tai vas Kodėl? Nesvarbu. Ką turi pasisveikinti su kapitonu? O atsistos kas? 10 atsispaudimų. Susiburkite ratuką visi. Taip, dabar visi ratą. Greitai manęs ranka nebus ir jūs liksite vieni. Taigi žiūrėkit. Užduotis tokia. Jums reikia suskaičiuoti. Reikia 21. Dabar užduotis ypatingai sunki. Matom, kad jūs tikrai labai gera komanda. Bet
jūs galite dar daugiau ir matom potencialą. Taigi, dabar apsisukite, apskritai vienas kitam įdomą. Ir padarykite tą patį. Vienas. Du. Neskubiai. 3, 4, 5, 6, 7.